Gal nedarbas ir augančios maisto produktų kainos skaudžiai atsiliepia skurstantiems ir drebina valdžios pamatus visur kitur artimuosiuose rytuose. Bet Dubajuje po buvusio vartojimo nuosmukio Arabų Emiratuose pirkėjai vėl švaisto pinigus prabangiems pirkiniams. Dubajaus prekybos centre, viename didžiausių pasaulyje prekybos vietų, juvelyrai pristato brangiausią pasaulyje rankinę, kurios vertė yra beveik 4 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 4517 deimantų inkrustuota rankinė buvo pagaminta Prancūzijoje. Jos gamyba užtruko daugiau nei 8000 valandų. Šios rankinės pavadinimas yra Mawad 1001 nakties deimantinė rankinė. Šiandien tai yra pati brangiausia rankinė pasaulyje. Tai patvirtino Gineso pasaulio rekordai. Ji kainuoja 3 milijonus ir 800 tūkstančių JAV dolerių. Joje yra 4517 deimantų. Balti deimantai, geltoni deimantai ir rožiniai deimantai. Ji yra graži širdies formos, įkvėpta pasakų ir mūsų meilės nuostabiam amatui ir menui. Vis dėlto rankinės kainai siekiant beveik 4 milijonus dolerių galima tik spėlioti, kas galėtų įsigyti tokį brangų pirkinį. Galiu tik pasakyti, kad ši rankinė priklauso vienam žmogui, kuris nusipelno nemažiau. Taigi tai yra vyras, kuris greičiausiai labai myli savo žmoną ar savo partnerę ir įteiks jai labai unikalią dovaną. Be to, rankinė netrukus gali būti ir vėl parduota, nes pasak pardavėjų ir analitikų, vyraujant turtingų Emiratų gyventojų ir iš Rusijos, Kinijos bei Indijos grįžtančių turistų paklausai, prabangos prekių rinka Dubajuje ir vėl atgyja.